Labas vakaras visiems. Su jumis Vilma Koncevičiūtė, Safir direktorius kompanijų Žinias. Aš gyvenu Lietuvoje, mieste Vilniuje ir šiandieną pasistengsiu jūs supažindinti su kompanija Žinias ir pervesti per visą grožio, sveikatos ir fantastinio verslo industriją. Taigi, sveiki atvykę į Žinias, sveiki atvykę į grožio pasaulį. Mes gyvename Žinias, mes naudojamės Žinias, kiekvienas iš tikrųjų šitoje kompanijoje suranda savas galimybės ir iš tiesų apie šitą kompaniją reikia papasakoti šiek tiek daugiau. Taigi, visa istorija prasidėjo prieš 7 metus, 2009 metais registruota tiesioginių pardavimų asociacijų kompanija Žinias Global, užrekomendavo save kaip labai stiprus verslo lyderis ir verslo partneris tinklinio marketingo istorijoje. Keletas faktų apie Žinias. Kai yra puikiai idėja, kai yra puikios galimybės, kai yra puikia komanda, visada atsiranda fantastinių galimybių, kurias iš tikrųjų gali realizuoti. Tačiau kaip visada viskas prasideda nuo labai mažų dalykų. Nuo idėjos, momento, sekundės, atsitiktinumo, kurio atsitiktiniai iš tikrųjų tikriausiai gyvenime nebūna. Taigi šiandien kompanija Žinias stebina savo skaičiais ir faktais visą pasaulį. Tai kompanija, kuri pripažinta greičiausiai auganti privačiam verslui priklausanti kompanija. Tai yra kompanija, į kurią kas minutę prisijungia po 3 naujus klientus, po 3 naujus partnerius. Tai yra kompanija, kuri turi unikalią sistemą, kuri padeda žmogui atsijauninti, atsistatyti, sugrįžti į tą jaunystės grožio geros savijautos pasaulį. Taigi, mes dar tik tai pradedame. Taigi, pradedame šiandien. 7 metai. 2009 metai istorijos pradžia. Istorijos pradžia, kuri, kaip aš jau minėjau, vainikavo tai, kad šiandieną tai yra vienas iš stipriausių, geriausių lyderių. Ir tik 6 metų istorijos laikotarpis, tai yra pakankamai sudėtingas kelias, tai yra pakankamai ilgas kelias, tačiau tai yra tas kelias, kuris daugelio žmonių gyvenimą pakeitė kardinaliai. Kompanija priklauso 100 geriausių pasaulio kompanijų, 9 vietoje 50-uke Amerikos kompanijų. Ir tai, kaip aš jau minėjau, tai yra kompanija, kuri priklauso privačiam verslui, vienai šeimai, ir tai yra šeima unikalių žmonių, profesionalų, kurie savo idėją įgyvendinę versle suteikia galimybę kiekvienam žmogui naudotis fantastiniu unikaliu produktu ir suteikia kiekvienam žmogui atskleisti savo potencialą, atskleisti save. 2016 metais per 1 metus kompanija Žinias buvo apdovanota 117 apdovanojimų. Tai iš tikrųjų labai stiprus įvertinimas, tai iš tikrųjų labai stiprus lyderis esantis rinkoje. Ir kiekvieną kartą, ką mes pasižiūrėtume, kur be pažiūrėtume informaciją, į kur be nukreiptume savo žvilgsnį arba savo akis, visą laiką matom, kad kompanija Žinias tai yra tas lyderis, kuris yra tarp pirmaujančių. Tiesioginių pardavimų asociacija, tinklinio marketingo istorijoje tokio stipraus žaidėjo pasaulinėje rinkoje dar nėra buvę. Tiesioginių pardavimų asociacija išrinko top 7 kompanijos 2016 metais, kurios buvo pripažintos kaip geriausia vieta darbui distributoriams. Kompanija Žinias yra viena iš jų. Taigi, kasgi yra tie nuostabūs kompanijos kūrėjai? Taigi, susipažinkite su kompanijos įkūrėjais Randy Ray, Wendy Lewis ir jų sūnumi Scott Lewis. Randy Ray yra tas žmogus, kuris tikrai yra genijus, nes jis dirba kompiuterinėse technologijose, kuria vadinamus softus, programas, kompiuterinės programas, ir tai yra tas žmogus, kuris sukūrė unikalią programą, kurią naudojasi NASA jau 40 metų. Žmogus, kuris pardavęs savo programą, tikrai tapo labai turtingu žmogumi, o Wendy Lewis, jo žmona, unikali matematikė. Taigi susitikę 2 genijai gyvenime įgyvendino daugelį savo iš tikrųjų svajonių ir ne vieną kartą išėję į pensiją nusprendė, kad jiems dar nelaikas. Nelaikas todėl, kad į jų rankas pateko fantastinis produktas, kurį
kurį jie nusprendė įnešti į daugelio žmonių namus, į daugelio žmonių širdis. Ir tai, kad šiandieną mes turime tokį fantastinį produktą, kuris yra puikiai išreklamuotas, kad turime tokią fantastinę kompaniją su nerealia vizija, matymu į tolį, išskaičiavimu į tolį. Tai vat būtent sūnus vizionierius, jaunosios kartos atstovas, naujosios kartos atstovas, jisai taip pat įnešė didžiulį indėlį tam, kad šiandieną kompanija Žinias būtų ta kompanija, apie kurią iš tikrųjų kalbėtų visas pasaulis. Ir kad tas visas pasaulis kalba, tai rodo ir patys faktai, nes šiandieną apie kompaniją Žinias galima skaityti ne vien tik tai spaudoje, matyti ne vien tik tai televizijoje, bet vienas iš fantastiškiausių produktų, kuris 2014 metais buvo pripažintas top produktų kosmetikoje, Instantly Ageless. Šiandieną apie šitą produktą galima skaityti ir The Doctor, ir Good Morning America, ir daugelį įvairiausių laidų, ir televizijos, ir laidų, ir spaudos įvairiausiose kanaluose. Ir per šitą savo trumpąjį laikotarpį, 6 metų gyvavimo istoriją, kompanija Žinias užsirekomendavo save kaip greičiausiai auganti ir didžiausias apyvartas daranti kompanija. Kodėl? Todėl, kad kompanija turi unikalią technologiją, o naujos technologijos, inovatyvios technologijos šiandieną norim ar nenorim užkariauja mūsų rinką. Taigi 5 metai darbo ir 6 metai vainikuojami 5 metai darbo pasaulinėje rinkoje ir apyvarta kompanijos generuojama daugiau kaip $1 milijardas. Taigi, ką tai reiškia? Naujas technologijas turi kompanijos tokios kaip Apple, Facebook, Amazon, eBay, Google. Šiandieną, ko gero, sunku būtų įsivaizduoti savo gyvenimą be kompiuterio, be Google naršyklės arba be Facebook socialinio tinklo, kuriame dalinamės visą informaciją. Sunku, ko gero, būtų įsivaizduoti ir be išmanaus mobilaus telefono, nes tai yra visas ofisas, tai yra bendravimas, tai yra informacijos sklaida. Ir tai yra kompanijos, kurios turi technologiją, 21 amžiaus technologiją. Taigi kompanija Žinias priskiriama prie tų kompanijų, kurios turi unikalias technologijas, todėl tos kompanijos ir yra pirmaujančios. Ir šiandieną Žinias yra prieinama ir pasiekiama daugiau kaip 140 šalių gyvenantiems žmonėms. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad skleisdami informaciją, dalindamėsi informaciją su savo draugais pažįstamais, mes turime galimybę jiems suteikti galimybę šituos nuostabius produktus naudotis visame pasaulyje, kadangi prekių pristatymas vyksta į daugiau kaip 140 šalių. Kita vertus, žiūrint iš verslo pusės, tai yra globalus, didžiulis tarptautinis verslas, kurį mes galime vystyti visame pasaulyje, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje gyvenam, išnaudojant visas unikalias šiuolaikinės technologijas, mūsų tas verslas gali plėtotis į įvairiausias pasaulio šalis. Čia jūs matote 2 Žinias būstinės, tai yra pagrindiniai ofisai. Vienas iš jų yra Jutoje, kuris buvo pirmasis atidarytas ir pats inovatyviausias, naujausias kompanijos ofisas atidarytas 2016 metais, pristatytas per Žinias Expo. Ir tai yra ir treningų centrai, ir tai yra mokymų salės, ir tai yra ekspozicijos, tai yra miestas mieste. Ir tai ne vien tik tai Amerikoje. Žinias yra visame pasaulyje ir Europoje tame tarpe. Taigi, kuogi išsiskiria kompanija Žinias? Ne tuo, kad turi kosmetiką, maisto papildus ar kažkokią prekių grupę. Išskirtinumas kompanijos Žinias yra tame, jog tai yra kompanija, kuri turi unikalią sistemą. Sistema, kuri pilnai atstato atjaunina žmogaus organizmą ląstelių lygmenyje. Ir šita sistema jinai apjungia savyje viską, kas reikalinga tam, kad žmogus jaustųsi jaunai, jauniau, atrodytų geriau ir turėtų galimybę ne vien tik tai gerai jaustis, bet ir iš tikrųjų pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tai yra unikalūs produktai ir kiekvienas iš jų, tai yra daugelio metų mokslas, tai yra Nobelio premijos, Nobelio premijų nominacijos ir tai yra naujausi pasiekimai moksle, medicinoje, farmacijoje, kosmetologijoje. Žiūrint verslo pusę, tai yra ta didžiulė industrija, kuri priklauso milijardinėms rinkoms. Jei turėtume kompaniją, kurioje būtų vien tik tai kosmetika, tai būtų tik tai rinkos gabaliukas. Tačiau Žinias sistema apjungia viską.
ir kosmetikos grožio industrija, antisenėjimo industrija, kur yra pačios didžiausios apyvartos. Sveikatingumo industrija, kurioje taip pat generuojami $10 milijardų apyvartos, wellness industrija. Lygiai taip pat tai yra kūno tobulinimo programos, svorio reguliavimo programos, kurios taip pat generuoja labai didelės apyvartas. Taigi visa šita sistema, tai yra organizmą atjauninanti sistema, atstatanti sistema ir tai yra sistema, kurioje generuojasi pačios didžiausios apyvartos. Tai yra labai didžiulis rinkos segmentas. Nagi, o dabar pasižiūrėkime, kasgi iš tikrųjų yra šitoje sistemoje, kurioje turi kompanija žinias. Vienas iš maloniausių produktų, kuriuos kiekvieną dieną galime laikyti savo rankose, tai yra sistema Lumines. Lumines tai yra odos priežiūros sistema, kuri naudojama kiekvieną dieną, ryte, vakare, nusiprausti savo odą, išvalyti ją, drėkinti, maitinti, padėti jai atsistatyti. Unikalumas sistemos yra tame, jog ji padaro odą sveiką. Sistema, kuri skirta ir jaunimui, ir vidutinio amžiaus žmonėms, ir vyresnio amžiaus žmonėms. Sistema, kurią gali naudoti tiek vyrai, tiek moteris. Sistema, kurią gali naudoti įvairios odos spalvos žmonės. Ir kiekvienas naudodamas turės vis skirtingą rezultatą. Taigi, kame šitos sistemos yra unikalumas? Unikalumas yra tame, jog šitą sistemą sukūrė plastikos chirurgas daktaras Nathanas Newmanas. Ir kodėl tai yra naujausios technologijos? Todėl, kad šitoje sistemoje yra panaudoti augimo faktoriai. Augimo faktoriai tai yra signalas, kuris patekęs ant odos keliauja iki kiekvienos ląstelės, tą ląstelę atstatydamas, atjaunindamas, sužadindamas. Kodėl tai tinka įvairiausiams odos tipams? Todėl, kad kaip ir žmogus kalba, mes tą kalbą girdime, mes tą žmogų suprantame, tačiau užfiksuoti galime tik įrašyti tą signalą, bet realiai pačiupinėti mes jo negalime. Taigi augimo faktoriai yra tas signalas, kurio tarpusavyje dalinasi kiekviena mūsų odos ląstelė. Ir visoje sistemoje Lumines yra augimo faktoriai, kurie patekę ant odos keliauja iki tos ląstelės, kuri turėtų nesnausti, nemiegoti, bet turėtų veikti. Todėl šita sistema ir yra unikali, kad ji tinka įvairiems amžiaus tipams ir amžiaus grupėms. Pats stipriausias produktas, turintis daugiausia augimo faktorių, tai yra Lumines serumas. Jame yra daugiau kaip 240 augimo faktorių, kurie vienu metu sužadina daug įvairiausių biologiškai aktyvių funkcijų odoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės naudodami šitą sistemą, kiekvienas turės skirtingą efektą ir skirtingą rezultatą, nepriklausomai nuo amžiaus grupės. Kaip jūs matot, žmonės turėdami skirtingą amžių ir turėdami skirtingas problemas, vyresnio amžiaus žmonės turi labiau išreikštą dehidrataciją odos, gilesnės raukšlės, pas juos yra labiau sukritusi oda. Jaunimas turi daugiau įvairiausių uždegiminių procesų. Čia yra dar viena problema, kuri kankina daugelį žmonių. Tačiau augimo faktoriai yra tie signalai, kurie giliai vidiniuose odos sluoksniuose šalina problemą, o išorėje mes turime tą efektą, kuris iš tikrųjų daugelį džiugina. Drėkinimas tai yra hialurono rūgšties atstatymas, gamybos atstatymas. Odos stangrumas tai yra kolageno sintezės suaktyvinimas. Įvairiausi uždegiminiai procesai, jie yra lygiai taip pat tvarkomi odos viduje. Taigi, naudojant Lumines, pirmiausia, ką mes matome ir ką juntame. Matome, kad oda darosi lygesnė, stangresnė, traukiasi poros, jinai šviesėja, nyksta pigmentinės dėmės, mažėja raukšlės, oda tarsi keliasi į viršų. Ir unikalumas šitos technologijos yra tame, jog šitas produktas yra pagamintas iš kūno ir tinkamas kūnui. Taigi patentuota daktaro Nathano Newmano plastikos chirurgo technologija su augimo faktoriais sistemoje Lumines. Dar vienas puikus produktas, be kurio iš tikrųjų jau šiandieną tikriausiai neapsieina nei viena moteris ir nei vienas vyras, kuris yra pabandęs, tai yra unikalus Instantly Ageless mikrokremas, kuris momentiškai čia ir dabar naikina daug įvairiausių priežasčių arba rezultatų susijusių su senėjimu. Kasgi yra Ageless? Ageless tai yra baltymas, mikrokremas ar girelinas, kuris turi labai mažą molekulinę masę, skverbiasi lygindamas raukšlės po akimis, raukšlės kaktoje, veide. Šitą kremą galima naudoti visam veidui.
ta vieta, kur jums labiausiai nepatinka, tiesiog toje vietoje šitą kremuką reikėtų ir naudoti. Jis puikiausiai tinka naudojant su visa liuminė sistema. Na, o tam, kad pamatytumėte, kaip iš tikrųjų šitas kremas veikia, tiesiog prašau pasižiūrėti minutę pusantros video ir įsitikinti šito kremo veiksnumu. Taigi, kaip matot, tai yra lengvas kremukas, kurio reikia labai nedaug, bet labai per trumpą laiko tarpą jisai duoda iš tikrųjų fantastinius rezultatus. Taigi, nepriklausomai nuo to, kur tą kremą naudosite, kaip naudosite, ar paakių zonoje, ar viršutinio voko zonoje, ar naudosite tiesiog visam veidui, jisai įtempia odą, jisai išlygina odą, jisai stangrina ją, mažina poras, kapiliarus, šviesina odą. Momentiškai čia ir dabar pašalina ne vienerius metus nuo veido, o ilgainiui viduje pasilikęs jisai duoda ilgalaikį rezultatą ir efektą. Taigi 2014 metais pripažintas pačiu efektyviausiu top produktų kosmetikoje Instantly Ageless iš Ženes. Na, o dabar pakalbėkime apie kitą grupę esančią sistemoje. Tai yra visa wellness industrija, tai yra gera savijauta. Ir vienas iš skaniausių, maloniausių ir stipriausių antioksidantų tai yra kompleksas Reserve. Reserve tai yra vaisių uogų mišinys, kuris yra gaminamas išskiriant šaltuoju būdu, išlaikant efektyviausias medžiagas ir didžiausia jo vertė yra tame, jog jis turi didelį kiekį resveratrolio. Resveratrolis yra pats stipriausias antioksidantas. Jis yra labai reikalingas kiekvienai mūsų organizmo funkcijai, kiekvienai organizmo sistemai. Įsisavinimas šito produkto į kiekvieną ląstelę yra iš tikrųjų fantastinis ir stulbinantis. Kompanija Ženes turi užsakiusi ir atlikusi CAP testą, kuris skaičiais įrodo, kokį procentą šito produkto įsisavina kiekviena ląstelė. Taigi tai yra ne vien tik tai suaktyvinta kraujotaka, tai ne vien tik tai daug energijos, tai yra ne vien tik tai gera savijauta, tai yra fantastinis fitohormonas moterims. Tai yra produktas, kuris turi didžiulį poveikį odai. Tai yra produktas, kuris apsaugo visą imuninę sistemą. Tačiau resveratrolis yra tas unikalus antioksidantas, kuris įjungia mūsų jaunystės geną. Todėl jisai yra visoje sistemoje, kuri yra skirta organizmo natūraliam atsinaujinimui ir atsistatymui. Tai yra tas unikalus, fantastinis, skanus produktas, kurį gali naudoti visa šeima. Taigi, kiekvienos ląstelės apsaugojimas. Antioksidantai tai yra apsauga. Apsaugojimas ir didžiausias kiekis resveratrolio būtent šitame komplekse, kurį, kaip aš jau minėjau, gali naudoti visa šeima. Ir tai yra tas produktas, kuris veikia į visas organizmo sistemas ir visas organizmo funkcijas. Dar vienas kompleksas IMPM, sukurtas gydytojo Vincento Džempapos. Vincentas Džempapo tai yra mokslininkas, kuris tyrinėja senėjimo procesus ir už visus šitos darbus senėjimo srityje jis yra nominuotas Nobelio premijai. Unikalumas komplekso IMPM yra tame, jog
jame esantis daugiau kaip 90 natūralių ingredientų yra sujungti į vieną formulę, į vieną tabletę. Kodėl tai yra taip labai svarbu? Daugelis iš mūsų tikriausiai naudojame įvairiausius maistinius papildus, žinom, kas yra vitaminai, mineralai, antioksidantai, kas yra fermentai, kas yra mikroelementai, jie mums tikrai yra labai reikalingi. Tačiau viena grupė yra skirta plaukams, kita akims, trečia dar kažkokiams tai įvairiausiams organizmo funkcijoms. Bet tokio produkto, kuris būtų sujungtas į vieną, kurį būtų labai lengva paprasta naudoti ir tam, kad nereikėtų būti mediku arba turėti specialų išsilavinimą, paprastai žmogui naudoti, įsidėti į burną, užgerti į vandenį arba sultimis ir organizmas gautų visko, ko jam reikia, iš tikrųjų rinkoje dar tokio produkto nebuvo. Taigi kompleksas IMPM yra tai, kas reikalinga kiekvienai organizmo ląsteliai, kad jinai funkcionuotų, kad jinai būtų pasotinta, kad jinai turėtų savyje energijos. Ir ta unikali formulė yra apjungianti daug įvairiausių organizmo funkcijų ir daug organizmo grupių. Kas yra svarbiausia visoje šitoje formulėje ir visame šitame komplekse? Svarbiausia yra tai, kad visos tos sudėtinės medžiagos, kurios yra komplekse IMPM, jos yra išskirtos į dvi dalis. Dienos metu AM, tada, kada mes turime būti aktyvūs, tada, kada mes turime būti pailsėję, tada, kada mes turime susikoncentruoti protiniam arba fiziniam darbui, mūsų organizmas turi funkcionuoti ir turi funkcionuoti tos funkcijos arba tos organizmo sistemos, kurios palaiko organizmą toje darbinėje būsenoje. Taigi, visa sudėtis, kuris yra komplekse IMPM, viskas yra tai, kas reikalinga kiekvienai organizmo ląsteliai, kad ji būtų aktyvi. Naktį mes turime gerai miegoti. Kai mes miegame, mūsų organizmas pilnai atsistato ir atsinaujina. Yra daug žmonių, kurie naktį blogai miega arba iš vakaro neužmiega, ryte pavargs, pabunda visiškai pavargę. Tai nekokybiškas miegas. Nekokybiškas miegas reiškia organizmas nepailsėjo. Dėl ko mes jaučiamės išsekę? Todėl, kad organizmui kažko trūksta. Naktį nemiegam. Kaip pats Vincentas Džen-Papa sako, jog šita formulė yra unikali ne vien tik tai todėl, kad joje yra fantastiški ingredientai, jų sudėtis ir viskas, kas reikalinga. Šita formulė yra unikali tuo, kad joje yra viskas, kas reguliuoja organizmo biologinį laikrodį. Jame yra viskas, kas atstato ląstelių DNK struktūras, normalizuoja jų darbą. Ir jeigu yra įvykę vienokie ar kitokie jų pažeidimai, mes anksčiau ar vėliau pajaučiame kažkokiais simptomais, kuriuos vėliau gydytojas diagnozuoja kaip vienokią ar kitokią ligą ir sako, išgerk vaistą. O elementariai trūksta tik tai kažkokiu tai medžiagų. Arba mes tiesiog turėtume patys to pasirūpinti. To, ko negauname iš maisto turėtume dar prisidėti įvairiausių papildų pavidale. Taigi, tam, kad gerai jaustumėmės dieną, kad naktį gerai miegotumėme ir miego metu atsistatytume, kompleksas IMPM yra būtent tai, ką turėtų naudoti absoliučiai kiekvienas žmogus. Tam, kad ryte pabustume pailsėję, o dieną būtume darbingi. Dar vienas produktas – Vidacel. Vidacel yra grinai iš ryžių pagamintas produktas. Daugiau kaip 3000 įvairiausių ryžių rūšių, iš kurių yra atrinktos kelios, naudingiausios, vertingiausios, ir iš jų atskirti polipeptidai ir polisacharidai. Tai yra baltymai, o žmogus yra baltyminė struktūra. Kaipgi šitas produktas veikia? Šitas produktas jisai priduoda daug energijos, jisai priduoda daug ištvermės. Šitas produktas jisai puikiai veikia į atmintį, gerina atmintį. Jisai puikiai veikia ir padeda žmonėms, kurie dirba ypatingai fizinį darbą tam, kad būtų ištvermingi. Lygiai taip pat tai jisai puikiai veikia tiem žmonėms, kurie dirba protinį darbą. Ir tai yra tas produktas, kuris daro lengvą kepenų detoksikaciją. Kaip mes žinom, kepenys tai yra didžiausias mūsų organizmo filtras ir tas filtras jisai reikalauja vienokios ar kitokios priežiūros. Ir jeigu jaučiame kažkokius simptomus kaip alergijos arba odos bėrimai, tai vienas iš signalų, kad mūsų kepenims reikia tos nedidelės pagalbos, tiesiog reikia pagalbos, joms reikia padėti, kad jos galėtų atsistatyti. Naudojant Vidacel, kai vyksta tas lengvas kepenų detoksikacija arba lengvas kepenų valymo, žmogus tikrai nejaučia jokio diskomforto. Šitą produktą labai lengva paprasta naudoti, todėl kad jį galima gerti
įpylus į vandenį, galima pilti į sultis, galima naudoti į sriubą, į salotas, bet kuriuo paros metu, tada, kada mums iš tikrųjų yra labai patogu. O rezultatas yra išnykstančios daugelį metų kankinančios alergijos arba besitvarkanti oda. Kaip kosmetinį produktą Vidacel lygiai taip pat sėkmingai galima būtų naudoti labai nedidelį kiekį vandens, sumaišyti su viduje esančiais milteliais ir tiesiog galima pasidaryti kaukę. Ką tai duos? Baltymą pasisavina lengvai oda, turėsite šviesią, gražią, lygią odą, turėsite fantastinį liftingą ir karts nuo karto tiesiog galite savo veidą palepinti tuo fantastiniu produktu, pasidarė lengvą kaukę. O likutį tiesiog paimti ir nusiplauti švelniai vandeniu, ant viršaus užsitepti liumines kremų, švytėsite ir džiaugsitės tuo, ką iš tikrųjų gavo jūsų oda. Tai yra iš tikrųjų unikalus, todėl kad su šito produktu visas senėjimas baigėsi jau ląstelių lygmenyje. Kas yra Finity? Finity tai yra tas produktas, kuris veikia į senėjimo procesus, o senėjimo procesai yra susiję su telomerų trumpėjimu. Telomerai tai yra baltyminės jungtys mūsų DNK struktūroje ir kiekvieną kartą, kai ląstelė dalinasi, tos baltyminės jungtys jos nutrumpėja. Tai tarsi batų raišteliai, kurių galiukai yra padengti tokiu plasmasiniu kaušeliu, gaubteliu. Kiekvieną kartą, kai ląstelė pasidalina, tas gaubtelis jisai sutrumpėja, išsišakodamas, atsiplešydamas. Taigi kiekvieną kartą besidalinant ląstelį trumpėja telomerų ilgis. Kai telomerų ilgis trumpėja, pasiekus tam tikrą kritinę ribą, pasireiškia vienokie ir kitokie simptomai ir daugelis įvairiausių ligų, kurios yra susijusios su senatve. Ir ne vien tik tai ligos. Tai yra ir medžiagų apykaitos sulėtėjimai, tai yra mažiau energijos, tai yra blogesnė atmintis. Viskas, ką mes galime stebėti vyresnių žmonių iš tikrųjų gyvenime. Tačiau, kai žinome senėjimo priežastį, be jokios abejonės atsiranda galimybė ir tą priežastį kažkokiu tai būdu įtakoti. Buvo atrastas visiškai natūralus augalas astragalus ir jame esanti ląstelė veikia tiesiogiai į senėjimo procesą, į telomerazės aktyvavimą, o suaktyvinus būtent fermentą telomerazę yra galimybė telomerams atsistatyti. Taigi, naudojant produktą Finity, mes sustabdome senėjimą ląstelių lygmenyje. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai ląstelė pasidalina ir telomerai baltyminės jungtys sutrumpėja, kai naudojame Finity, jos vėl iš naujo atsistato. Tai yra unikalus patentuotas produktas, kuris savyje dar turi ir kitų ingredientų, tokių kaip B grupės vitaminai, kaip fukoidanas, stiprus antioksidantas. Ir būtent su šituo produktu senėjimas baigėsi ląstelių lygmenyje. Jisai baigėsi čia. Jūs matote, koks poveikis yra, kai mes naudojame Finity. Tai, kas keičiasi mūsų organizmo viduje, sunku būtų iš tikrųjų pasakyti, sunku būtų įvardinti, tačiau jausmai ir pojūčiai, kuriuos mes jaučiam, sąnarių skausmai, blogesnė atmintis, mažiau turime energijos, be jokios abejonės, kad išorėje atsirandantis vienokie ar kitokie požymiai ir simptomai, jie byloja apie tai, kad senėjimo procesai vyksta. Tai nenumaldomai. Jūs matote rezultatą moters, kuri metus laiko naudojo liumines sistemą išoriai, tai visa yra odos priežiūra ir vienintelį produktą Finity visus metus. Tai tarsi du žmonės skirtingai žiūrėtų į mūsų veidą arba į mūsų akis, tarsi būtų mama ir dukra, tačiau tai yra vienas ir tas pats žmogus. Kasgi iš tikrųjų atsitinka? Kai vyksta pokyčiai mūsų organizmo viduje, mes juos be jokios abejonės pajaučiame. Turime daugiau energijos, geresnė atmintis, geresnė koncentracija. Tarsi 20 metų kažkas atgal sugrąžintų į jaunystę. Kai naudojame sistemą liumines iš išorės, tą efektą tik tai dar labiau sustipriname. Ir tai, kaip mes atrodome jaunesni. Be jokios abejonės, kad ir fiziškai, ir psichologiškai tai suteikia iš tikrųjų labai didžiulį komfortą. Taigi Finity yra tas produktas, kuris stabdo senėjimą mūsų organizmo viduje. Na, o tiem žmonėms, kuriuos kankina viršsvoris, kurie norėtų pakeisti savo kūno formas, dar viena puikia programa Zen Body.
Zenbody tai yra ta sistema, kuri veikia į priežastį, kodėl žmonės turi didžiulį viršsvorį. Be jokios abejonės, kad tam turi įtakos ir gyvenimo būdas, ir mityba, ir oras, kuriuo mes kvėpuojame, ir maistas, kurį mes valgome, ir gyvenimo būdas, kadangi mažai judame, daugiau sėdime, daugiau turime tokio sėslaus gyvenimo, kai iš namų iki automobilio, iš automobilio iki ofiso, mažai judėjimo. Tas be jokios abejonės įtakoja. Tačiau viena iš stipriausių priežasčių, kas jau yra mokslo įrodyta ir daug apie tai yra rašoma, galima paskaityti įvairiausių mokslinių straipsnių, tai yra hormonas leptinas, kuris gaminasi, kuris yra mūsų organizme ir kuris tiesiogiai įtakoja į nutukimo priežastį. Kai šitas hormonas nėra aktyvus, į mūsų smegenis nekeliauja signalas, kad jos yra sočios. Kai organizmas badauja, gaminasi kitas hormonas, granulinas. Tada norisi valgyti. Taigi tie žmonės, kurie turi viršsvorį, labai dažnai deda labai daug įvairiausių pastangų, laikosi įvairiausių dietų, bet kaip žinia, iš tikrųjų tai neveikia. Taigi žinia sukurta Zenbody sistema veikia į pačią priežastį, į leptino hormono atlaisvinimą, kad žmogaus smegenys gautų signalą, kad jos yra sočios. Šita programa yra nukreipta į tris pagrindinės funkcijas. Viena, skaidyti riebalus, atlaisvinti hormoną leptiną, kad jisai keliautų iki smegenų ir duotų signalą, kad jos yra sočios. Antra, tai yra deginti riebalus ir padėti organizmui atstatyti raumeninę masę. Visą šitą sistemą sudaro 3 produktai. ZenShape tai yra būtent tos kapsulės, kurios veikia į alkio pojūčio mažinimą, maisto poreikio aktyvinimą. Tai yra tas produktas, kuris veikia į tas priežastis, kurios iš tikrųjų yra svarbios tiems žmonėms, kurie turi per didelę riebalų masę. ZenFit tai yra amino rūgštys, kurios yra reikalingos tam, kad organizmas iš tikrųjų teisingai funkcionuotų ir susitvarkytų su hormonų leptinu. ZenPro tai yra baltymai, aukštos kokybės baltymai, kurie savyje turi 5 rūšių probiotikus. Lygiai taip pat tai yra ir skaidulos, kurios padeda atstatyti raumeninę masę ir išlaikyti mūsų kūną stangrų. Taigi, į ką veikia šita sistema? Šita sistema veikia į priežastį, kodėl kaupiasi riebalai, padeda tos riebalus išskaidyti, atstatyti raumeninę masę ir naudojant Zenbody sistemą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kinta apimtis, bet ne svoris, nes svoris tai yra raumenis, o prarasti raumenų nėra gerai. O riebalas yra visiškai lengvas. Taigi, naudojant Zenbody sistemą mes turime stangrų gražų kūną, mes mažai prarandame svorio, kadangi atsistato raumenis, raumeninė masė, turime stangrų gražų kūną ir turime sumažėjęs apimtis, tiesiog yra pašalinami riebalai. Riebalai virsta energija, kas ir turėtų būti. Keletą rezultatų jūs iš tikrųjų galite matyti, kaip tai veikia. Labai dažnai žmonėms iškyla klausimas, o kas po to, kai aš nustosiu naudoti? O po to nieko. Kai yra pašalinama priežastis, jūsų organizmas susibalansuoja ir jisai veikia taip, kaip turėtų kad veikti tada, kai jisai yra visiškai sveikas, kai jisai neturi visiškai jokių problemų. Taigi su Zenbody sistema galima daryti savo iššūkį. Galite turėti tokį gražų stangrų kūną, apie kokį iš tikrųjų svajojat. Jūs galite jį skulptūruoti taip, kaip patys to iš tikrųjų norėtumėte. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai būtinai reikia pasidaryti savo kūno matavimus, reikia pasidaryti nuotraukas iki ir po 8 ar 12 savaičių programos įvertinti tuos rezultatus, kokius iš tikrųjų jūs turite. Na ir vienas iš skaniausių, maloniausių, energizuojančių gėrimų iš kompanijos Ženes yra Nevo. Tai iš tikrųjų išmani energija tekanti jūsų kūnų. Ypatingai tiems žmonėms, kurie sportuoja, kurie gyvena aktyvų gyvenimo būdą. Jauniems žmonėms, kurie mėgsta įvairiausius energetinius gėrimus. Tiems žmonėms, kurie geria labai daug kavos tam, kad turėtų energijos, kad neužmigtų. Net ir tiems, kurie daug keliauja arba daug laiko praleidžia vairuodami, energetinis gėrimas, vienintelis pasaulyje energetinis gėrimas, kuris sveikatina organizmą. Taigi šitame produkte jūs
atrasite natūralias sultis, B ir C grupės vitaminus, tai yra stiprus antioksidantai. Tai yra produktas, kuris visiškai neturi nei dažiklių, nei saldiklių. Ir tai yra produktas, kuris yra 4 skonių, turi labai mažai kalorijų ir kiekvienas gali pasirinkti tą skonį, kuris jam labiausiai yra priimtinas ir malonus. Gali būti citrina su imbieru, gali būti persikas su mango, gali būti akai uogų skonio, o gali būti tiesiog vaisių skonio. Tai yra iš tikrųjų energija tekanti jūsų kūnu. Pradėkite kiekvieną rytą su nevo, kad turėtumėte daug energijos, gerai jaustumėtės ir su šypsena galėtumėte tą dieną pradėti. Taigi, mes aptarėme visą žinias sistemą JES ir kaip aš minėjau pačioje pradžioje, tai unikalumas žinias yra tame, jog sistema savyje apjungia natūralų organizmo atstatymą, apjungia įvairiausius produktų grupės, kurios yra naudojamas tiek į vidų, tiek į išorę. Tai yra sistema, kuri nukreipta į senėjimo stabdymą. Ir dėka tokių žymių pasaulyje mokslininkų kaip daktaras Nathanas Newmanas, plastikos chirurgas, sukūręs unikalią technologiją, užpatentuotą technologiją su augimo faktoriais. Jo dėka mes turime visą sistemą Lumines. Nuostabus mokslininkas, gydytojas Vincentas Dženpapa, rekonstrukcinės chirurgijos specialistas. Jo dėka mes turime be jokios abejonės unikalų kompleksą AMPM, Reserve, Finity ir visą Zenbody sistemą. Viljamas Amzalang, jį puikiausiai daugelis pažįsta iš įgarsintų jo YouTube kanale esančių video epizodų apie įvairiausius ženias produktus. Tai yra tas žmogus, kuris parašė knygą ir ją išleido, kurią iš tikrųjų galite nusipirkti, laikyti savo rankose, skaityti, domėtis, kas vyksta mūsų kūne su kiekvienais metais. Tai Viljamas Amzalangas, kurį ne vieną kartą esame ir matę ir pas mus Lietuvoje ir per daugelį įvairiausių konferencijų, tai yra žmogus vaikštanti enciklopediją. Kiekvieną kartą su juo yra labai malonu susitikti, vėl bendrauti, vėl gauti atsakymus į daugelį įvairiausių klausimų. Ir Donna Antar. Tai yra gydytoja, kuri dirba būtent kosmetologijos srityje, atstatomojoje kosmetologijoje, atjauninimo kosmetologijoje ir visa šita mokslo patariamoji taryba, tai yra tie žmonės, kurių pagalba ir kurių dėka mes iš tikrųjų turime tuos fantastinius produktus, kurie šiandien yra mūsų rankose. Na ir be jokios abejonės, kai turime gerą kokybišką produktą, dar yra vienas momentas ir vienas dalykas, kad mes tų produktų kaip visada iš tikrųjų naudojamės ir kas mums patinka, mes tų produktų ir dalinamės. Taigi dabar pakalbėkime apie kitą žinias galimybę. Ne vien tik tai, kad turėti gerą kokybišką produktą, bet iš to dar galime ir turėti naudą. Tinklinis marketingas yra fantastinis verslas, verslo modelis, kuris gali padėti kiekvienam žmogui atskleisti savo potencialą, kuris gali padėti kiekvienam žmogui pakeisti jo gyvenimą taip, kaip jisai iš tikrųjų norėtų, kaip jisai iš tikrųjų, apie ką iš tikrųjų daugelis svajoja, bet nėra tokių galimybių padaryti, įgyvendinti ir paversti tai realybę. Taigi, kuo mes skiriamės nuo tradicinio verslo? Man asmeniškai tinklinis marketingas nuo tradicinio verslo nesiskiria visiškai niekuo. Jeigu tradicinėme versle mes turime sukurti apyvartas iš prekės arba kažkokios paslaugos, tai tinklinėme marketinge mes turime padaryti lygiai tą patį. Skirtumas tik yra tas, jog klasikinėme versle mes didelę savo pinigų dalį išleidžiame reklamai, marketinginės išlaidos. Nesvarbu, kokios jos būtų. Spausdiname įvairiausius lankstinukus, užsakinėjame įvairiausius straipsnius, mokame televizijai, radijui, kad skleisti tą informaciją. Tinklinėme marketinge yra vienas unikaliausių marketinginių momentų, tai yra reklama iš lūpų į lūpas. Intelektualioji reklama, kuri visiškai nieko nekainuoja, tačiau yra pati vertingiausia. Mes visą gyvenimą esame reklamavę vienos ar kitos kompanijos produktą, prekę, paslaugą, tačiau mainais už tai nieko iš tikrųjų negaunam. Kai visa šita dalis yra eliminuojama arba yra išimama, tai tinklinio marketingo kompanijos tą pinigų dalį, tą pinigų sumą, kuri būtų skirta klasikiniame versle
reklamai, tiesiog atiduoda į tinklą. Jie mums sako ačiū už tai, kad mes dalinamės informaciją, dalinamės tuo, ką turim ir mums moka už tai, ką mes darom. Taigi bet kokiu atveju yra sukūriamas tinklas, tinkle yra sukūriamas apyvartos ir iš tų apyvartų kompanija didelę dalį atiduoda į tinklą už žmonėms, kurie dalinasi tą žinią ir dalinasi tą informaciją. Kai mes esame žinias, nusprendžiame tapti žinias partnerių, turime galimybę be jokios abejonės pradėti naują savo gyvenimo kelią. Ir tas naujas gyvenimo kelias yra susijęs su pinigų uždirbimu. Taigi, tapę žinias partnerių, pirmiausia, ką mes turime? Mes turime unikalią franšizę, kuri su visais įrankiais ir visa sistema, ką daryti, kaip daryti, kad turėtume naudą ir būtume sėkmingi. Franšizės principas šiandieną pasaulyje iš tikrųjų yra labai populiarus, daugelis to naudojasi, tai yra labai brangus malonumas, ne visiems yra įkandamas ir prieinamas. Tačiau turėti didžiulį koncerną kaip savo partnerį, kuris turi unikalią sistemą, kuris yra pasaulyje žinomas brendas, kuris yra reklamuojamas ir kuris turi visus įrankius tam, kad mes galėtume tą savo franšizę įdarbinti ir būti sėkmingi. Taigi, tapę žinias partnerių, pirmiausia, ką mes turime? Mes turime visą sistemą. Sistemą, kuri yra visame pasaulyje sukurta vienodai. Taip, kaip jinai veikia Lietuvoje, taip jinai veikia ir Amerikoje. Taip, kaip veikia Amerikoje, veikia ir Europoje ir kitose pasaulio šalyse. Kaip matot, kiekvienas žinias partneris turi savo internetinę svetainę, kuri yra įvairiausiom kalbom, kurioje yra visi produktai su visais produkto aprašymais ir turi visus marketinginius įrankius tam, kad galima būtų šitą informaciją dalintis. Visas marketingo planas yra viso labo tik 6 pinigų išmokėjimo būdai. Tai yra lengva, paprasta, patogu, nes jų nėra nei 15, nei 20, nei 30 ir visi šitie pinigų būdai lengvai yra prieinami. Tiems žmonėms, kurie mėgsta pardavinėti, kurie mėgsta prekiauti, geriems pardavėjams atsiranda puikiai galimybė nusipirkti, parduoti, uždirbti. Tie, kas mėgsta dalintis informaciją, nėra jokio poreikio iš tikrųjų prekės pirkti, ją parduoti, kadangi kiekvienas turėdamas savo internetinį puslapį gali tiesiog pasidalinti žinia, pasidalinti informaciją ir nukreipti savo draugus, kolegas, pažįstamus į savo internetinę svetainę, į savo internetinį puslapį, nusipirkti tai, kas jiems yra naudinga ir tai, ko iš tikrųjų norėtų. Taigi tas skirtumas tarp partnerio ir draugo, kliento, kurį mes nukreipiame į kompaniją žinias, kainų skirtumas, didmeninis ir mažmeninis. Kompanija tą kainų skirtumą sudeda kiekvienam į jūsų asmeninę sąskaitą. Jūs uždirbate iš to, kad savo draugus atvedate į kompaniją žinias. Jums moka už reklamą. Jeigu jūs nusprendėte daryti iš to verslą, uždirbti pinigus, matote tą didžiulį rinkos potencialą ir nusprendėte kurti savo komandą, be jokios abejonės, kad savo būsimiems verslo partneriams jūs parodysit maksimalias galimybės. Maksimalias galimybės užsidirbti, maksimalias galimybės sukurti didžiulį tarptautinį verslą. Ir tada jūsų partneriai be jokios abejonės greičiausiai, kad svarstys ne vien tik tai produkto naudojimo, bet lygiai taip pat ir pinigų uždirbimo mechanizmą. Ir registruosis į kompaniją pirkdami verslo paketus. Taigi premijos už naujus partnerius ir už naujus verslo paketus, tai yra tie pirmieji pinigai, kuriuos greičiausiai kiekvienas partneris ir uždirba. Savaitiniai komisiniai tai yra pinigai, kurie yra įdirbami, tai yra visas bendras komandos darbas ir iš visų bendrų komandos apyvartų sukuriamos, iš visų bendrų komandos sukurtų apyvartų yra mokami komisiniai. Ir kaip kiekvienoje normalioje verslo struktūroje, be jokios abejonės, čia yra ir galimybės daryti karjerą. Taigi tie žmonės, kurie yra gyvenime lyderiai, tie, kurie nori daugiau negu kad visi kiti, kurie turi ambicijų, arba iš tikrųjų nori ką nors pakeisti savo gyvenime, tam, kad ateityje turėtų daugiau negu kad dabar, nori keliauti, nori turėti savo hobį, daugiau laiko praleisti su savo šeima ar su savo vaikais, kurdami savo komandą, padėdami savo žmonėms komandoje, darydami karjerą, gauna plius ir lyderio premiją.
Na ir kaip paskatinimas yra klientų programa, kur žmonės norėdami pabandyti produktą vienokį ar kitokį, jie turi galimybę nusipirkti iš 4 pasiūlymų vieną, pabandyti produktą, įsitikinti, kad tas produktas yra veikiantis. Ir šita klientų programa, jinai didina kiekvieno partnerio gaunamas pajamas. Na, o daugelio iš tikrųjų žinias partnerių siekiamybė, tai yra deimantų klubas, tai yra karjeros lygis, kuris yra siekiamas per ilgesnį laiko tarpą, nes didžiąją dalį savo pelno kiekvieną ketvirtį kompanija dalina tarp tų žmonių, kurie yra pasiekę deimanto karjerą. Taigi, kas yra klientų programa? Kai turite savo mėgstamą produktą, kai turite tai, kas jums patinka, be jokios abejonės, kad greičiausiai pasidalinate su savo draugais. Jeigu jūs savo 2 draugams, draugėms papasakotėsite apie nuostabią Lumines sistemą, apie tai, ką jinai daro, apie tuos pokyčius, kas įvyksta su jumis, aš net nebejoju, kad draugai tikrai norės nusipirkti, pabandyti, pasižiūrėti, kaip tas produktas veikia jiems. Taigi, už tokią klientų porą, kurią jūs nukreipsite į kompaniją žinias, kur parodysit, kad jie gali nusipirkti šitą produktą, jums kompanija atsidėkos. Sakys ačiū ir sumokės jums už tai ir plus dar gausite 2 papildomus produktus. Jūs patys asmeniškai. Tai reiškia, kad norėdami naudotis Lumines serumu, jums tai reikia tik tai 2 savo draugams parodyti, kur jie gali tą serumą nusipirkti. Ir už tokią rekomendaciją jūs gausite 2 serumo buteliukus ir plus papildomai $50. Jeigu registruosite partnerį, nuspręsite kurti komandą, partneriai pirkdami savo verslo paketus investuos į savo verslą. Kaip ir kiekvienas verslas, tai yra investicija. Tačiau jie nedaro pinigų pavedimo. Kiekvienas žmogus perkasi produktą. Ir už tokio partnerio rinkinio pirkimą kompanija jums mokės vienkartinės išmokas. Priklausomai nuo rinkinio dydžio, ta premija priklausys nuo $25 iki $300. Visi taškai, kadangi dirbama įvairiose rinkose, tai yra skirtingos valiutos. Gali būti doleriai, eurai, rubliai ir visokios kitos. Tai be jokios abejonės, kad yra sudėtinga suskaičiuoti, kokia yra kuriama apyvarta, todėl kiekvienas produktas turi savo produkto taškus. Taigi, kiekvieną kartą, kai klientas ar partneris perkasi vienokius ar kitokius produktus, tie produktai turi ir taškų skaičių. Taigi, kai jūs registruojate verslo partnerius ir verslo partneriai perkasi rinkinius, jūs gaunate išmoką pinigais ir plus į apyvartą skaičiuojasi plus taškai, iš kurių vėliau yra mokami komisiniai. Tai yra komandos komisiniai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visa komanda kartu kuria tinklą ir tame tinkle yra sukuriamos apyvartos. Iš sukurtų apyvartų kompanija skaičiuoja komandinius komisinius. Tai reiškia, kad žmogus registruotas pats pakviečia 2 savo draugus kaip verslo partnerius. Vienas iš tų partnerių nusipirko vienokį rinkinį su 300 taškų apyvarta, kitas nusipirko savo rinkinį, sakykime, 100 taškų, bet jisai darė daugiau rekomendacijų ir po juo išsiplėtė tinklas. Bendrai viso šito tinklo apyvartą pirkimų atžvilgiu sugeneravo 600 taškų. Kad daugmaž įsivaizduotumėte, kokie tai yra produktai. 300 taškų tai yra 5 serumo buteliukai. 600 taškų tai yra 10 serumo buteliukų. 10 klientų nusipirko vienoje pusėje rekomendacijų, 10 serumo buteliukų, kitoje pusėje nusipirko 5 serumo buteliukus. Tai vadinama ciklu ir iš tos visos bendros apyvartos tam žmogui, pas kurį tokia skaičių kombinacija susiskaičiavo iš vienos pusės 300, iš kitos pusės 600, kompanija sako ačiū, mes jums sumokėsime komandinius komisinius. $35. Komandiniai komisiniai ir tai yra vienas bendras komandos darbas. Čia visa komanda generuoja bendras apyvartas. Tokių komisinių kompanija per savaitę išmoka nedaugiau negu kad 750 kartų. Tai yra 750 ciklų per savaitę. Tai tikrai nėra vienos dienos, vienos savaitės ir vieno mėnesio darbas. Tai yra įdirbis. Tai yra ilgalaikis procesas. Tačiau dar kartą pabrėžiu, tai yra visos komandos, viso tinklo darbas. Nepriklausomai, ar tu esi vienas, ar pas tavi yra 100 žmonių. Kiekvieną kartą, kai tavo partneriai uždirba komandinius komisinius,
kompanija tiems žmonėms, kurie kuria komandas, kurie dirba su savo komandomis, moka lyderio premiją. O lyderio premija tai yra karjera. Karjera tai reiškia, kad kiekvieną kartą lipdami karjeros laipteliais, kurdami savo komandą ir savo komandoje augindami lyderius, jūs pradedate uždirbinėti tą vadinamą lyderio premiją, matching bonus, nuo partnerių uždirbamų komandinių komisinių. Šiandieną tai gali būti $35, po savaitės tai gali būti 350. Laikui bėgant šitos pinigų sumos didėja. Maksimumas tiek komandinių komisinių uždirba partneriai per mėnesį yra daugiau kaip 100 000. Pabandykite įsivaizduoti, jog po 5 ar po 7 ar po 10 metų, pas kažką tai po 2, po 3 metų partneriai pradeda uždirbinėti po 100 000. Ir priklausomai nuo to, koks komandoje tas partneris bus, ar jisai bus jūsų tiesiogiai pakviestas, asmeniškai rekomenduotas ir registruotas, ar jisai bus pas jūs gylyje, jūs gausite tam tikrą procentą nuo 5 iki 30% nuo partnerių uždirbamų komisinių. Tai yra labai dideli pinigai. Ir kas yra svarbiausia, jog ne vien tik tai pinigai yra kompanijų žinias. Čia yra geros emocijos, čia yra puikios galimybės kurti didžiulį tarptautinį verslą, todėl kad jūs turite laisvą visiškai grafiką, jūs turite finansinį saugumą, kadangi nieko nerizikuojate, nes perkate prekę, jūs leisite prabangias, puikias atostogas, jūs susipažinsite su daugeliu žmonių gyvenančių įvairiausiose pasaulio šalyse, pas jūs plėsis draugų pažįstamų ratas. Jūs turėsite fantastinius renginius ir mokymus, jūs turėsite fantastinę galimybę padėti ir savo, ir savo draugams, ir savo pažįstamiems, ir kas svarbiausia, padėti vaikams, tiems, kuriems reikalinga pagalba, nes žinias turi savo paramos fondą, kur kiekvieną kartą, kai mes perkame vienokį ir kitokį produktą, dalis pinigų atitenka vaikams. Taigi, tinklinis marketingas yra ne vien tik tai geras kokybiškas produktas, tinklinis marketingas yra gyvenimo būdas. Tinklinis marketingas yra fantastinės galimybės ir kiekvienas tai gali daryti nepriklausomai nuo to, ar jisai turi verslą, ar jisai turi darbą, tai gali būti plius papildomai, o ilgainiui tai išsirutulioja į pagrindinį ir esminį gyvenimo būdą, verslą, arba tai lieka tiesiog tik tai pomėgių arba gero kokybiško produkto vartojimu. Kai kurie žmonės mato tą puikią galimybę turėti daugiau negu kad visi kiti. Norą pakeisti kažką savo gyvenime, nori daugiau keliauti, nori daugiau pamatyti, nori daugiau laiko skirti savo vaikams, savo šeimai, nori sukurti sistemą, kuri ilgainiui jiems iš tikrųjų neštų daug didesnę naudą, suteiktų tą finansinę laisvę. Tai vat būtent tinklinis marketingas yra ta sistema, kuri padeda kiekvienam žmogui pakeisti savo gyvenimą taip, kaip jisai norėtų. Apart visų malonių dalykų, kurie yra kompanijai žinias, šį mėnesį pas mus užsibaigė puikiai promo akcija, puikus promo pasiūlymas iš kompanijos. Nuo rudens iki vasario 28 dienos kiekvienas partneris turėjo galimybę ne tik tai, kad uždirbti pinigų, padėti kitiems, bet lygiai taip pat dar plius ir nemokamai atostogauti Riviera Maya, tai yra Meksika, Kankūnas. Na ir baigiant mūsų šiandienos susitikimą, sudėsiu ko gero paskutinius akcentus, tai kas yra iš tikrųjų svarbu. Kaip aš jau minėjau, žinias tai yra greičiausiai auganti privačiam verslui priklausanti tinklinio marketingo kompanija. Tai yra didžiulis tarptautinis koncernas, kuris dar tik tai pradeda pirmosius žingsnius pasaulinėje rinkoje. Mes, kadangi gyvename Europoje, mums tas tikrai yra labai svarbu, todėl kad Europa dar yra tik pačioje pradžioje. Ir mes turime galimybę šiandieną pradėti savo veiklą didžiuliame koncerne. Mes turime galimybę dalintis fantastiniais produktais. Mes turime fantastinę marketinginę sistemą, puikią platformą su unikaliom galimybėm plėsti savo verslą tarptautiniu mastu ir visas šitas verslas yra susijęs su naujom technologijom. Nepriklausomai nuo to, ar jūs turėsite kompiuterį, planšetę ar mobilų telefoną, visas jūsų verslas yra kišenėje. Tai yra lengva,
paprasta, patogu. O tai, kas yra lengva, paprasta, patogu, be jokios abejonės suteikia ir didžiulį pasitenkinimą. Taigi, pradėkite savo verslą, uždirbkite daugiau, jauskitės jauniau, atrodykite jauniau ir džiaukitės tuo, ką iš tikrųjų duoda žinias. Jums reikia padaryti tik tai vieną paprastą dalyką – priimti sprendimą, nusipirkti, išsirinkti tai, kas jums yra aktualiausia, tai, ką jūs iš tikrųjų norėtumėte turėti savo namuose ir pradėti dalinti šitą gerą žinią. Jeigu jūs nuspręsite daryti verslą, jūs turėsite visą sistemą, kuri žingsnis po žingsnio jūs ves iki jūsų sėkmės. Na ir be jokios abejonės, kad yra šalia komanda, kuri padės jums išvystyti jūsų tarptautinį verslą. Tarptautinį verslą, kuris jūs nustebins su savo galimybėmis, kuris pranoks jūsų visus lūkesčius. Ir aš tikrai labai raginu jūs visus išnaudoti vasario mėnesį, kadangi vasario mėnesį jūs partnerių galite tapti tik už 1 eurą. Mes gyvename Europoje, tai kalbu apie 1 eurą. 1 euro registracija, išsirenkate tos produktus, kurie jums yra reikalingi, kurie jums yra naudingi ir jūs galite pradėti vystyti savo verslą tarptautiniu mastu. Na ir baigiant, turiu dar vieną labai svarbią žinią visai savo komandai, jog šiandieną mūsų sponsorius Alex Arnold ir kompanijos treneris patvirtino, kad balandžio 1 dieną atvažiuoja į Lietuvą dirbti su mūsų komanda. Tai yra viena iš geriausių žinių. Ir dar vienas momentas, kuo iš tikrųjų tikrai labai noriu pasidžiaugti, tuo, kad kompanijoje atsirado naujas produktas. Naujas produktas, kuris papildys visą liuminės sistemą ir tas produktas yra susijęs su lengvu makiažu. Aš dabar šiuo momentu tikrai neturiu galimybės jums parodyti video, nes kiek žinau, kad tie video truputėlį stringa. Tačiau šį video jūs ir visą informaciją susijusią su NV, naujų produktų NV, turite galimybę pamatyti internetinėme puslapyje, pasirinkdami šalį Ameriką. Jisai jau yra įkeltas, yra ir video, ir nuotraukas. Tikrai labai raginu kiekvieną iš jūsų pasižiūrėti, kągi mes tokio unikalaus turėsime artimiausiu metu savo rankose. Taigi, vasario mėnuo ypatingas tuo, kad galite registruotis kaip partneriai už 1 eurą, išsirinkti jums patinkamus produktus ir pradėti savo naują gyvenimą. Visai komandai linkiu gražaus pavasario, pabudimo, tikrąja to žodžio prasme pabudimo. Ir labai džiaugiuosi, kad Alex Arnold balandžio 1 dieną atvažiuos į Lietuvą dirbti su mūsų komanda. Mielieji, kviečiu jūs visus susijimti, pabusti, išgerti nevo ir keliauti didžiulio tarptautinio verslo link. Ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Su Jumis šiandieną buvo Vilma ir iki susitikimo sekantį kartą. Sudie.